Karoli, pasirašai šitą? Šiaip savo. Lietuvoje Europos jaunimo savaitės metu vyks daugiau nei 30 renginių 17 Lietuvos savivaldybių. O šiandien Anykščiuose vyksta projektas savanoriauti apsimoka. Bet jeigu taip įsigilintum, kad kažin, jeigu pasodintum jūs gatvėje ištisą ranką, tai kažin ar būtų geriau imti, negu duoti kitam. Ir dabar savanorystė tose postkomunistinėse valstybėse kol kas nėra, tai dabar labai išplėtota ir labai džiugu, kad šito įmonės... Šiaip, pagrindė tai, ką mes kalbėjom, tai pradžioje kalbėjom apie pačią savanorystę, kas yra savanorystė, o paskui susikonkretinom iki sporto savanorystės. Ir žinoma, pakalbėjom, ko reikėtų, tai žinom, kad dažniausiai būna tarptautiniai renginiai, tai būtų anglų kalbos žinios ir kitas kalbos, tai būtų pliusas. Man taip patiko šitą programą, kad aš dabar iš tikrųjų aš labai rimtai kalbu lietuviškai, jūs dabar suprasite. Aš noriu šitą programą įkurti Visagine, nes man būtų labai smagu, jei aš padirbčiau šitų didelių brolių kažkokiam vaikinui ir kada jis būtų, sakykime, 18 metais ar 20 metais, jis mane prisimintų visą savo gyvenimą. Už tuos patarimus, už tą draugystę, kurią aš jam daviau, gal mes bus 70. Ir jis mane ateis ir pasakys man, ei, tugi mano brolis, daug aš tau padėsiu. Tai va, dabar nuo 5 iki 7 Anykščiuose turėsite atlikti kažkokią tai savanorišką veiklą. Mes turime įvairiausių priemonių, mes turime kancelavimą prekių, turim pirštinių, turim šiukšlių maišų, turim visokių didelių lapų, žodžiu, guašą. Ir jūs turit kažką tai greitai toj grupiai, kurioje jūs buvo susirinkti vis ir sugalvoti kažkokią tai savanorišką veiklą. Čia projektas savanoriauti apsimoka. Vykdome savanorišką veiklą. Darželį. Taip. Ir štai čia savanoriai, sporto savanorių grupės. Dažo. Na, ar patinka savanoriauti? Na, dabar to klausom. Mes negalime. Aš labai užsiėmusi. Aš negaliu 2 darbų atlikti, aš arba kvepuoju, arba dirbu. Ar jūs dar gyvi, ar dar ravit? Jau sodinam. Jau sodinate? Mykolai, tu sodini jau? Nu va, pienę pasodino Mykolas. Ne. Puiku. Su šaknim. Tai va, čia toliau kasam žalia, kasam duobės ir va šitie visi medeliai. Yra pasadinti mūsų šitie. Taip, jie pasadino šitos medelius. Čia bus papuošimai darželiui. Nepraeisit, neapsikabinsiu. Nepraeisit. Man, tu tarsi nemokai. Ačiū kitą. Ir jūs galite pasirašyti. Galim. Baba, čia galite pasirašyti daug vietos. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, ačiū. Sugalvojo dar geresnę idėją, nusipirko saldainių, išpaišė plakatus šypsokis. Svarbiausia dar tai, kad pinigus gavo iš to, kad pridavė butelius, kuriuos surinko mieste. Kurioje vietoje? Tuos saldainius valgė ne patys, nes laikosi įsidėtų, o nusprendė išdalinti žmonėm. Ir prie šviesoforo, kai sustodavo mašinos, tiesiog dalino saldainius ir skatinam žmonės šypsotis. Ir surinkom tikrai daug daugiau šypsenų, negu galima būtų suskaičiuoti. Todėl galim pasakyti tikrai, kad šiandien anykščiai linksmi. Ir iš tikrųjų man labai malonu matyti visą šitą kompaniją, labai gerų, sakyčiau, neformalų savanorių, kurie tikrai šypsosi, kurie tikrai yra visi ypatingi. Ir labai gerai, kad Lietuvoje dar yra šitą savanorystę ir mes ją padarysim
dar didesnį ir dar didesnį ir dar didesnį ir paskui mes turėsim daryti normalius žmonės iš savanorių, kad jie dirbtų bent. Šviesi saulė, teka šviesi saulė per girelį, teka šviesi saulė per girelį. Aš keli ir vėl keli, mielas drauge, aš šiandien vieni. Ir visi, aš keli ir vėl keli, laukia akmenys ir domisi širdis. Gaudom sau ir gaudom, tas jau mano būdas, lagaminą gaudom, tyliai iškeliauju, gaudom sau ir gaudom, naują meilę šaudom, meilė gauna sienas, aš jau plotume. Inga! Taip pačiai dėkojam ir visų kitų rajonų, tai ir Ignalinas, taip pat ir Visagino ir Utenos koordinatoriam, kurie taip pat mums padėjo ir taip pačiai padėjo organizuoti ir Ignalino, Utenos, Visagino jaunimas ir net visiems padėkoti, kad visi atvažiavo, kad visi dalyvavo, kad visi buvo labai faini.